Treneri, kokie tie karštieji komentarai po tokios įspūdingos pergalės ir pirmosios, beje, šiame sezone pergalės? Ne tik šiame, pirmam divizione pirma pergalė dar su šitais vaikais. Kaip sakyt, matėt irgi kas vyko, bet kai paleidit rungtynės iki 20, ten sakė net 4 buvo, aš tik 20 mačiau minus, tai daug pasako. Matėm tokių pavyzdžių, sakiau, irgi nebūkim kaip Žalgiris mūsų Kauno, bet geriau, aišku, su laiminga pabaiga ir taip pabaigti. Taip sakau, šaunuoliai vaikai, nes tikrai didelės rotacijos irgi nepanaudojom. Yra kam per sunkus šiek tiek tas lygis ir, kaip sakyt, žaidžiam, vargstam tas 40 minučių, dažnai būna pritrūksta tų jėgų, bet, kaip sakyt, galvą lenkiu prieš tai, kiek sukovojo. Ir kaip sakau, nes daug čia visko buvo ir pykčių mūsų ir dar, bet mes taip dažnai pasipykstam, kaip sakyt, bet iš to, svarbu iš klaidų mokomės. Tai va, toksai malonu, kaip sakau, laimėti tikrai, nes nėra tam pirmam divizione lengva tas pergalės kažkurias iškovoti ir iš antro atėjus tai ypatingai yra sunku. Tai va, laimėjom pernai tą, tai lygių skirtumas yra, kaip sakyti, nepamatuojamas, kaip skiriasi. Tai va, kaip sakau, labai džiugu. O sakykit, mano žiniom pagal protokolą minus 22 vienu metu turėjot, rekordinis atsilikimas. Tai iš tiesų, ką tuo metu sakėte savo krepšininkam, kad jie jokių būdų nesuabejojo šiomis rungtynėmis, nepasidavė galimam sutriuškinimui ir taip grįžo ir laimėjo? Kad ten tiesiog buvom, kaip sakyt, kai trečio kėlinio pradžioje, aš kaip Beši pabėgo, tai mes tą taimautą panaudojom, bet ant to, kad nesibaigė dar viskas, bet šiaip labai neakcentavom ir užteko išėjus kelių protingų gerų atakų, kaip sakyt, gerai kamuolys suvaikščiojo, pataikėm, ko dažnai nepadarom irgi, kaip sakyt, iš paprastų situacijų, tai va gavosi iš to, kad jie patys pajautė, čia nebuvo tas, kad kažkoks varimas ar irgi, kaip sakysim, kaip Žalgirio, tas varžybas matėm visi legendinės, ten nėra ką varyti, jie, kaip sakyt, patys pajaučia, kad gali, atsiranda tas jėgos antras, devintas, nežinau, kelintas, tai va. Bet toksai, kad pasidavimo, kaip sakyt, nėra ir nesenai buvom žaidę prieš sezoną su jais, tai ketvirtam kėliny apylygiai turint, jie pabėgo greitai į priekį, tai va, kaip sakyt, tas krepšinis tom ir įdomus. Tai.